Sveiki atvykę į Drogo kanalą, aš esu Darija ir šiandien pakalbėsime apie pažeistų plaukų priežiūrą, nes manau, kad šita tema ne tik man yra labai aktuali. Ir papasakosiu apie būdą, kaip galima namų sąlygomis atstatyti pažeistus plaukus. Ir šio video žvaigždė bus Garnier Fructis linija Goodbye Damage. Čia rodau 2 priemonės, bet iš tiesų jų yra žymiai daugiau. Tai bendrai visą rutiną sudaro 6 priemonės, bet tai nereiškia, kad visas 6 turit naudoti kasdien. Bet esu įsitikinus, kad šios priemonės tikrai nepaliks jūsų abejingų. Ir ypač šita plaukų kaukė. Manau, kad supratot, bet vis tiek pakartosiu, kad visas šias priemonės galėsite įsigyti Drogos parduotuvėse, tiek fizinėse, tiek internetinėje. O dabar judam prie pačios rutinos. Manau, kad čia tikrai nieko naujo nepasakysiu, nes pirmas rutinos žingsnis yra plaukų šampūnas. Ir šis šampūnas, kaip ir visa linija, yra atkuriamasis skirtas pažeistiems plaukams. Jo sudėtis yra papildyta amlos aliejos ekstraktų, vitaminų B3, B6, citrinų proteinų ir kerafilo. Tai bendrai visų šių komponentų junginys padeda atstatyti 1 metų pažeidimus ir tos sutrikimus, kurie atsiranda ant plaukų dėl šukavimo arba formavimo. O antras žingsnis yra šie statomoji priemonė su keratinu. Iš tiesų ją galima naudoti tiek prieš šampūną, tiek po šampūno. Bet aš renkuosi naudoti po šampūno. Šita priemonė yra kaip koksai skystas auksas, nes ji iš tiesų padeda sustiprinti plaukus. Jie tampa tokie glotnesni ir mažiau šiurkštūs. Ir ši gydomoji priemonė yra papildyta 19% atkuriamoji keratino kompleksu, kuris būtent ir stiprina plaukus ir uždaro žvynelius. Tepti reikia ant drėgnų plaukų per visą ilgį, aišku, šaknų geriau nelieskit, ir palikit 5 minutę, o tada tiesiog nuplaunate. Labai rekomenduoju. Sekantis žingsnis būtų plaukų kaukė. Bet čia yra tas žingsnis, kurį turite naudoti 1-2 kartus per savaitę. Šitą irgi rekomenduočiau naudoti kažkur kartą per savaitę, na ir kaukę 1-2 kartus. Žodžiu, kaip jums labiau patiks, bet šių priemonių kasdien geriau tikrai nenaudokit. Aš asmeniškai kartą per savaitę naudoju šią priemonę ir 1-2 kartus šią, priklausomai nuo mano plaukų būklės. Nemeluosiu pasakydama, kad ši plaukų kaukė yra viena mano mėgstamiausių. Jeigu dar nesat bandę, tai tikrai rekomenduoju kuo greičiau ją įsigyti, nes kaina tikrai nėra didelė, bet efektas yra akivaizdus ir jis matomas iš karto. Sudėtis yra papildyta atkuriamųjų kompleksų, keratinu ir agrastiniu lapainių aliejumi, kuris padeda atkurti plaukų pluoštą, intensyviai maitina plaukus, kad jie būtų stipresni ir labiau žvilgėtų. Jeigu turite daugiau laiko, tai palaikykite apie 10 minučių, o jeigu ne, tai bent kokias 3. Ir jau po 3 minučių tikrai pamatysite rezultatą. Tikrai nenusivilsite pabandę. Kitas žingsnis būtų kondicionierius. Jį reikia naudoti net ir po plaukų kaukės, nes jis kaip ir padeda uždaryti žvynelius. Sudėtis labai panašiai šampūno, tai yra amlos aliejos ekstraktas, vitaminai B3, B6, citrinų proteinas ir kerafilas. Su juo jūsų pažeisti plaukai tikrai labiau blizgės ir bus sveikesni. Palaikom apie kažkur 1 minutę ir viską nuplaunam. Ir perinam prie paskutinių žingsnių, tai yra nenuplaunama priežiūra. Ir sakyčiau, šie žingsniai yra mano patys mėgstamiausi. Pradžių naudoju plaukų kremą, aišku, iš tos pačios Goodbye Damage linijos, ir čia yra plaukų kremas 10:1. Ir dar svarbu paminėti, kad jis padeda apsaugoti plaukus nuo karščio iki 260 laipsnių. Tad užtepkite ant drėgnų plaukų prieš džiovinant džiovintuvu arba ant jau sausų prieš tiesinant. Aš asmeniškai naudoju ant drėgnų plaukų. Na ir paskutinis žingsnis yra purškiamas plaukų serumas. Čia yra tokia lengvesnė kremo versija, tai jeigu nenorite per daug apsunkinti plaukų, naudokite jį. Jis irgi apsaugo plaukus nuo karščio iki 230 laipsnių. Jis taip pat pamaitina plaukus ir suteikia jiems žvilgesio. Galite purkšti ant sausų arba drėgnų plaukų. Tai štai viskas. Papasakojau apie visas Garnier Fructis Goodbye Damage priemonės, bet jeigu jūsų plaukai irgi yra pažeisti, rekomenduoju išbandyti šią liniją. Ir jeigu reikėtų išsirinkti vieną priemonę, kurią tikrai privalote išbandyti, tai būtų ši plaukų kaukė. Na, o kvapas šių priemonių yra nerealus. Tai ačiū Jums, kad pažiūrėjote šį video iki galo. Nepamirškite pasiekti mūsų socialiniuose tinkluose Drogas Lietuva, o su Jumis susitiksime jau labai greitai kitame video. Ačiū ir iki!